Labas rytas dar kartelį visiems. Šiandien vėl turim dar vieną tarptautinės koučingo federacijos, tarptautinės koučingo savaitės susitikimą. Ir šiandien aš, Aistė, viena iš iGrow mokyklos dėstytojų, koučingo programos dėstytojų, ir Kamilė Milukė, kuri yra iGrow instituto direktorė, kviečiam į tokį mūsų pokalbį, susitikimą, kuriame norime aptarti, ką reiškia būti savimi, ką reiškia grįžti prie savo vidinių vertybių, prie vidinės tiesos, kai aplinkui šitiek daug triukšmo, ar ne, aplink mus, ir kuo tikėti ir pasitikėti, ar ne, ir kas tas yra autentiškumas būtent mokyklos kontekste. Tai kviečiu Kamilę tarti žodį, ar ne, kaip instituto direktorė ir kaip visų šitų programų mūsų angelui sargui, ir pasidalinti savo mintimis apie institutą. Taip, tai aš iš karto gal tada pasidalinsiu skaidrėm, užsikraukim. Ir kol Kamilė dalinasi dar skaidrėmis, noriu paprašyti, kad jeigu kyla kokių klausimų, mes į visus klausimus atsakysim po Kamilės ir po mano pranešimo, ne? Bet būtinai rašykite pokalbių kambarėlyje, pokalbių langelį, viską perskaitysiu, jeigu kyla kokių minčių, pamastymų ir panašiai. Taip, Kamilė, ekraną tavo matom. Matosi, kad keičiasi skaidrės. Dar kol kas ne. Luktelk. Kaip dabar? Kol kas, va dabar yra darbinis ekranas, dabar pabandyk pavaikščioti per ekraną. Per skaidrės, ta prasme. Kol kas nevaikšto, Kamilė. Ai, va, dabar vaikšto. Aha. Taip. Tai aš gal ir pradėsiu, tai kaip Aistė ir pristatė, šiandien toksai noras yra pakalbėti, ne, kaip sugrįžti į save, kaip girdėti save, kaip suprasti, ko aš iš tikrųjų noriu. Tai aš gal irgi norėčiau pasidalinti tiek savo pačios kelionę, kuri prasidėjo prieš maždaug 10 metų, kai man pačiai kilo tie tokie stiprus egzistenciniai klausimai. Tai yra, kas aš esu, kokia mano gyvenimo prasmė, ko aš iš tikrųjų noriu, ko aš bijau, ar aš darau tai, ką iš tikrųjų noriu. Ir beieškodama atsakymų, pačiai kilo toksai kaip ir mintis, kad reiktų padaryti tokias studijas, kur žmonės atėję galėtų rasti atsakymus į šitus klausimus. Tai būtent studijų leitmotyvo, iGrow studijų leitmotyvų ir tapo šie egzistenciniai klausimai, kuriuos kiekvienas iš mūsų užduoda bent vieną kartą gyvenime. Ir kitas etapas buvo, kai jau supratau, kad noriu padaryti studijas, tai buvo modelio paieškos. Kokį rasti studijų modelį, kad studentam būtų aišku, kada, ką ir kodėl aš mokusi. Tai taip beieškodama radau Richardą Barrettą, kuris yra britų kilmės mąstytojas, sąmoningumo, evoliucijos tyrinėtojas, kuris paėmė Abrahamo Maslow 5 poreikių hierarchijos piramidę ir praplėtė ją į 7 sąmoningumo lygių modelį. Tai koks pagrindinis skirtumas tarp Abrahamo Maslow poreikių piramidės, kurią turbūt tikrai kiekvienas iš mūsų esame matę arba bent jau girdėję, ir šio Richardo Barretto 7 sąmoningumo lygių piramidės. Tai pagrindinis Richardo Barretto dalykas buvo tai, kad jisai perėjo nuo poreikio iki sąmoningumo. Ir jeigu pats Abrahamo Maslow modelis pabrėžia motyvaciją ir psichologinius poreikius, tai Barrett daugiau kreipia dėmesį į patį sąmoningumą. Ir žmogaus savirealizacija praplečia į 3 pagrindinės dalis, tai yra vidinė transformacija, vertybės ir dvasinė dimensija. Tai kaip atrodo Richardo Barretto 7 sąmoningumo lygiai, tai galime matyti šiuo metu skaidrėje, tai yra pirmi 3 lygiai yra tokie patys kaip ir Maslow piramidėje, tai yra išlikimas, santykiai, savigarba. Na, o saviaktualizaciją Richardas Barrettas praplėtė į vidinę transformaciją. Tai yra tuomet, kai mes atsisakome savo senų įsitikinimų ir paleidžiame juos ir pradedame ieškoti savo autentiško aš,
savo vidinio balso. Tai yra į vidinę dermę, kuomet mes pradedame integruoti ir savo vertybės į veiklą, kuomet mūsų veikla, ką mes darome kiekvieną dieną, ir atspindi mūsų vertybės. Ir į 6. lygį, tai yra savo paskirties įprasminimą, kuomet mes visus veiksmus, kuriuos darome dėl savo prasmės ir tikslo. Ir į 7. lygį, tai yra tarnystė, kuomet visą tai, ką mes darome pasauliui. Tai remiantis šiuo modeliu ir gimė mūsų aigraus studijų modelis. Tai kaip ir matote, yra taipogi 7 lygiai, kurie ir kiekvienas modelis atspindi mano anksčiau minėtą sąmoningumo lygį. Tai yra tiek psichologijos įvadas, kuomet mes mokomės mindfulness ir neuropsichofiziologijos, tai yra ko reikia, kad žmogus tvirtai stovėtų ant žemės, mokomės bendravimo psichologijos, tai yra kaip aš bendrauju su kitais žmonėm ir ką aš jiems duodu ir ką jie duoda man, tai yra toliau savivertė, tai yra pasitikėjimas savim, transformacinė psichologija, aš ir ne aš, kuomet mes mokomės įsiklausyti į savo vidinį balsą ir paleisti senus įsitikinimus ir suprasti, kas yra iš tikrųjų mūsų, o galbūt mes veikiame iš įsitikinimų, kurie yra primesti iš kitų aplinkos. Yra egzistencinė psichologija, kuomet yra ta vidinės prasmės ieškojimas ir gyvenimo prasmės ieškojimas. Tuomet yra gyvenimo vizija, misija ir vertybės, tai yra kokios iš tikrųjų mano vertybės, ar aš tikrai gyvenu pagal jas, kokia yra mano gyvenimo vizija, misija ir kaip aš galiu gyventi pagal ją. Ir studijas baigiam ties tarnystę, kuomet suvokiam aukštesnėje tos savo misijos, vizijos prasme ir ką aš galiu atiduoti pasauliui. Ir visus šios modelius apjungia ugdantysis konsultavimas arba coachingas, kuris irgi yra akredituotas, žinoma, ICF-o. Ir mūsų tikslas ugdančiojo konsultavimo šiuose studijose yra toks, kad mes coachingo pagalba išmoktume girdėti tiek save ir padėti savo išsigryninti savo, kaip sakyt, prasmes, tiek padėti klientui. Tai daugiau turbūt toksai asmeninis coachingas. Ir jeigu taip apibendrinant trumpai, ką sakiau, tai yra pagrindinis aigraus studijų tikslas yra suteikti tiek psichologijos žinių ir praktinių įrankių žmonėm, kurie nori suprasti geriau save ir kitus ir tapti profesionaliu ir etišku coachingo specialistu. Coachingą įdėjau šiek tiek pasigirti, bet iš esmės coachingą jau turime iGrow nuo 19 metų, tai šiemet jau turėsime coachingo 7. laidą. Ir aišku, su kiekviena laida tikrai tobulėjam ir tas coachingas, kaip sakyt, mes ugdomės kartu su savo studentais. Ir jeigu taip pasižiūrėti, iš ko susideda tas iGrow coachingas, tai turime akredituotą 66 valandas ir pagrindinės 50, tai yra praktinės ICF Global kompetencijų taikymas sesijos ir mokymų metu. Tai yra asmeninis tobulėjimas ir mokymasis už seminarų ir paskaitų ribų. Skatiname studentus susikurti savo asmeninės veiklos strategiją, tuomet, kad kai jie baigia studijas, jie jau žinotų, kokie jie yra coacheriai, ką jie gali pasiūlyti klientam ir kokių tikslų jie siekia. Namų darbai, augimo dienoraštis, ir demo sesija remiantis ICF kompetencijomis. Tai iš esmės mūsų iGrow coachingo sandara. Ir jeigu taip trumpai apibendrinant, kaip atrodo tos iGrow studijos, tai iš esmės šiuo metu perėjome praeitais metais, vydamiesi viso pasaulio tendencijas, perėjome prie hibridinio ugdymo, tai yra mokomės tiek gyvai, tiek online. Jeigu taip suprasti, kiek procentaliai, tai sakyčiau, kad yra apie 60% mokomės online ir 40% gyvai.
gyvai, žinoma, vyksta tokios labai praktinės paskaitos, išvažiuojamieji moduliai, tokie kaip tylos savaitgalis vienuolyne bei susipažinimas, atsisveikinimas ir įvairios praktinės sesijos, kurios nuotoliu būtų sudėtingiau daromos. Taipogi studijose turim labai daug giluminių savęs pažinimo praktikų, tokių kaip meditacijos, mindfulness, simnomologija, žiūrim filmus, juos analizuojam. Jeigu žiūrint iš coachingo perspektyvos, tikrai labai orientuojamės į praktinį coachingą, tai norime išleisti jau tokį praktinį coachingo specialistą, kuris būtų susipažinęs su nemažai praktinių coachingo instrumentų ir, žinoma, mokėtų juos taikyti. Dėl to tikrai skatiname studentus ir netgi, pabrėšiu, kontroliuojame jų namų darbus tam, kad užtikrinti tą profesionalaus ir etiško coachingo specialisto paruošimą. Ir stengiamės integruoti taipogi nemažai coachingo demo sesijų, kad būtų toksai apčiuopiamas praktinis pajautimas apie tai, kas yra coachingas, su kuo jis įvalgomas, kaip man jį taikyti. Tai trumpai aš turbūt tiek su Aiste aptarėm, kad jeigu bus klausimų tiek apie iGrow studijas, tiek apie patį coachingą, nebūtinai mokomą iGrow, apie tą pirmą lygį, nes šiuo metu šiek tiek pasikeitė pavadinimas ICF, tai anksčiau buvo vienoks, dabar pirmo lygio, tai jeigu bus klausimų, kas susideda iš to pirmo lygio, ką aš galiu baigęs jį, ką aš gaunu, koks yra coacherio kelias toliau, ar kaip atrodo šitas coachingo kelias baigus būtent šitas studijas, tai mielai visus klausimus atsakysime po Aistės pristatymo. Na ir dabar perduosiu Aistei žodį apie autentiškumą, apie savąjį autentiškumą. Ačiū ir perduodu žodžiu Aistei. Ačiū, Kamilė, labai ačiū už pristatymą, už pasidalinimą mintimis ir turbūt viena iš tų idėjų, viena iš tų tokių patrauklumo akimirkų, dėl ko aš taip pat prisijungiu prie šitą institutą, būtent ir yra jo filosofija apie žmogaus augimą ir tokį holistišką požiūrį į žmogaus augimą, ne tik, kad vėlgi per tą pačią coachingo prizmę, ar ne, bet augant ir per psichologinę prizmę ir atrandant save, būtent tą save autentišką. Ir labai dar noriu pakviesti, kadangi matau prie mūsų prisijungusi Nesą, ji yra buvusi viena iš coachingo mokyklos, dabar jau alumni galima sakyti, ar nebaigusi viena iš šitų programų. Gal Inesa galėtum irgi tarti vieną kitą žodį, o kaip tau sekėsi, kaip tau buvo šitoje ar coachingo ir apskritai iGrow mokyklos programoje, ar ne, ir ką naudingo, ką gero išsineši, kad galbūt gali būti aktualu ir kitiem, apsisprendžiant, galvojant, galbūt mąstant, o kodėl būtent, pavyzdžiui, iGrow institutas, ar ne? Tai ačiū Aiste, ačiū ir Kamilė, gera vėl prisiminti tas temas ir studijų, iš esmės atmosferą, kokią patyriau būtent kartu su jumis ir kitais dėstytojais, kurie integravosi į studijas visus tuos metus. Tai mano pasirinkimas buvo labiau vidinis, grįstas savęs pažinimo temoms ir aš iš tiesų tikrai labai nesunkiai apsisprendžiau ir buvau be galo laiminga baigusi iš tiesų šias studijas. Man jos buvo tokios labai interaktyvios, pilnos praktikos ir to labai gyvo bendruomenės palaikymo iš tiesų, nes vis tiek susijungia sakykime, panašaus tikslo vedini žmonės, brandų žmonės, kurie ėjo ir savęs pažinimo keliu ir kartu tikrai viena iš coachingo būtent dalių buvo tas vedimas. Tai man labiausiai iš tiesų buvo vertinga praktika iš tiesų ir daug santykio su kitais, kad per tai pažintum ir save ir kitus ir kartu be abejo coachingo tas sertifikatas, kuris leidžia ir užsiimti coachingo praktiką kaip coachingo specialistų, kartu ir toliau gilintis į coachingą, prisijungti ir Aistės paskatinimų į coachingo asociaciją, kas yra labai vertinga tas žinias palaikyti, nes tai ypač dinamiškas sritis.
Tai jeigu tikrai svarstote apie tokią labai interaktyvę ir gana greitą augimo praktiką, sakyčiau, tai yra vienas iš pasirinkimų ir kokybiškas tikrai rinkoje sprendimas. Tai tikrai, Kamilė, manau, jums padės ir papasakos daugiau, kokios gi vertės. Tai ačiū žodį. Ačiū, Inesa, labai. Labai ačiū, nes ir taip, man tas patiko žodis turbūt interaktyvumas, nes iš tikrųjų nėra kada miegoti šitose studijose ir ne, ir tada turbūt tas šuolis, tas augimo pamatymas ir tas naudos pamatymas, jis iš tikrųjų labai akivaizdus tada yra gale mokslo metų ir ne, kada jau žmonės ateina su labai įdomiomis transformacijomis, pastebėjimais, savo įžvalgomis ir kokį kelią nuėjo per atrodo kiek 9 mėnesiai, ne, gal netgi trumpiau, Kamilė, dabar net nežinau, kiek su 8 mėnesiai. Nu tai va, toks ankstukas ar ne, bet gimsta labai įdomus dalykai ir įdomus projektai. Tai ačiū labai, Inesa, už pasidalinimą. Šis pasidalinimas nebuvo surežisuotas, aš pamačiau, kad Inesa yra prie mūsų prisijungusi ir užkalbinau, tai čia nėra nei reklama, nei kažkoks pasiūlymas ar ką, bet tiesiog yra daug labai šiltų žmonių, kurie baigė šitą mokyklą ir kurių kelių pastebiu dabar yra ICF bendruomenė ir labai džiaugiuosi, kad vis daugiau jungiasi. Na ką, ir tuomet aš norėčiau pereiti turbūt ir prie savo to pasidalinimo, apie kurį šiandien irgi kalbėjau ir rengdama pristatymą ir galvodama, kokia tema čia galėtų būti ir kaip kokia jinai galėtų būti kaip aktuali tema susijusi ir su iGrow institutu ir su tarptautinė coachingo savaitė. Ir daug galvoju apie būtent autentiškumo temą ir ką būtent ir Kamilė irgi užsiminė, kad tas klausimas, kiek gyvenam pagal save ir kaip atskleisti, kaip atrasti tas savo vertybės, kiek atrasti tą savo tokį integralumą, kas aš toks esu ir kiek aš gyvenu pagal save, tiek yra pati visa coachingo šito instituto filosofija, tiek ir coachingo procese tuo dalinamės. Tai taip, aš tuoj tada dalinuosi irgi savo ekranu. Jeigu, kaip ir minėjau, kyla klausimų, juos rašykite čato langelį, aš paskui prie jų sugrįšiu. Ir Kamilė, dar noriu pasitikrinti, ar mano skaidrės vaikšto. Šiuo metu dar ne, užsikrovė tik tai pagrindinis langas. Dar neužsikrovė matymas skaidrių. Tai aš dar pabandysiu dar kitaip šiek tiek pasidalinti, nes aš žinau, kad kartais būna... dabar jeigu aš taip pasidalinsiu šito ekranu, tikėtina, kad dabar vaikščios skaidrės. Dabar dar vaikšto, gerai. Gerai, super, ačiū labai. Tai dabar aš kol kas primažinsiu langelį, jeigu, sakau, kyla klausimus, rašykite čato langelyje. Dabar kol kas jūsų ir nematau, bet jeigu ir bekalbant, man kartais ten jums iškiltų, ten kažkas labai jau norėsite paklausti, tai tikrai irgi klauskite ir pasidalinkite savo pastebėjimais. Ir ta mano mintis, kaip ir minėjau, yra apie tą autentiškumą. Ir šią akimirką norėčiau šiek tiek pradėti nuo tokios mini pauzės, kad truputėlį jūs pajustumėte, o kaip jūs esate šią akimirką, kaip jūs sėdite, kaip jūs šią akimirką jaučiatės, kaip kvėpuojat, kaip dabar esate, nes mes atbėgam iš visur, iš kažkur tai ten tekinom, ar ne, ypač šiandien labai daug coachingo savaitės renginių yra ir apskritai visą šitą savaitę. Tai atrodo, tik spėk išjungti Zoomą, jau vėl staiga reikia įjungti, ar ne? Tai dabar tiesiog ramiai, pabandykim pajausti savo kūną, pėdas ant žemės. Įkvėpkim, iškvėpkim, ar ne, ramiai prisijunkim, ar ne? Ir tiesiog pabandykim iš tikrųjų prisijungti prie šitos temos ir iš tikrųjų ją pabandykim permąstyti, nes... Kodėl būtent kviečiu ar ne pajusti save, pajusti savo kūną ir prisijungti, nes labai dažnai pastebiu, kad būtent autentišku tai reiškia pirmiausia sugrįžti į save. Ir sugrįžti pirmiausia ne tik, kad protų mąstant ar ne, bet kartu sugrįžti ir į savo kūną ir išgirsti tą savo balsą. Ar ne? Ta balsą nebūtinai tokios visą žinančios,
labai ten protingos, ar ne, nes aš tiesiog kalbu labiau apie save, kad aš tada labai stengiuosi būti labai perfekcionistiškai įvairiose situacijose, bet ar tai yra autentiška, yra klausimas. Ir dėl to šita tema man paskutiniu metu stipriai rezonuoja. Ir jeigu mes kalbam apie patį autentiškumą kaip apie terminą arba kaip apie sąvoką, ar ne, kaip mes galim suprasti, tai iš tikrųjų ta autentiška sąvoka yra tiek graikų, tiek lotynų kalboj. Ir iš esmės ta kalba autentiškas reiškia būti tikras, patikimas, veikiantis iš savęs. Vėliau per lotynų kalbą, ar ne, atėjo ir kitas Europos kalbas šitas žodis autentiškas, nes tai nėra lietuviškos kilmės žodis etimologiškai, ar ne. Tai iš esmės tas žodis autentiškas ir reiškia, kad tai yra veikti iš savęs, būti savimi, nekopijuojant, nekuriant vaidmens, bet būtent gyvenant iš vidaus. Ir jeigu kalbam apie tą tokį autentiškumo apibrėžimą kaip apie tokį, tai autentiškumas nėra idealas ar galutinė būsena, tai iš esmės yra procesas, tai yra veiksmas, tai yra gyvas buvimas toks. Ir kadangi autentiškumo tema man kyla paskutinius tos kelerius metus, kadangi labai stipriai matau, pastebiu ir jaučiu, kaip mano kūnas stipriai reaguoja į neautentiškumą, į bandymą būti kažkokia kitokia ir nebūti savimi. Ir įvairios, tokios skausmo, sveikatos patirtis, tokios įvairios būsenos, perdegimai ir panašus dalykai, jie stipriai koreguoja gyvenimo situacijas ir nenori tenka tada atsigręžti į save ir paklausti, tai o vis tik tai, ko aš iš tikrųjų noriu, o kas iš tikrųjų man yra svarbu. Ir tikiu, kad taip yra ne man vienai, bet taip yra būtent ir studijuojantiems iGrow institute, kadangi žmonės susirenka būtent vedini savęs tyrinėjimo, atsitikus kažkokiai vienokiai ar kitokiai situacijai gyvenime ir ieškant to supratimo, kad kas su manimi šiuo metu vyksta, kaip gyventi toliau, kaip nebenoriu gyventi taip, kaip buvo anksčiau, bet nežinau, kaip gyventi toliau, ar ne, kokį toliau naują scenarijų imti. Kaip spręsti įvairius klausimus, kurių iškyla ir nerandu tų sprendinių taip lengvai, ar ne? Tai iš esmės tas autentiškumo apibrėžimas arba tas kelias, kuris vyksta institute, tai yra tas toks santykio su savimi atradimas. Ir tai yra ne tik, kad toks, graži vertybė, atradau santykį su savimi, ar ne, išgirdau save, bet tai yra iš tikrųjų tokia tikriausia patiriama būsena. Ir kaip ir minėjau, per tos 8 mėnesius, per tiek tas psichologijos įvairius etapus, skirtingus tokius mokymus, tiek per coachingo procesą, kurio metu mes per klausimus, per įvairias praktikas bandom užtvirtinti tai o kas aš esu, o tai ko aš noriu, kas man būtų tas geras sprendimas, ar ne, kurio dar neatradau, bet norėčiau surasti. Tai per tas coachingo tą pusmetį mes ir ieškom tų sprendinių užtvirtinimo ir tokio įžeminimo, įprasminimo. Ir taip, tas kelias nėra labai patogus kartais, nėra labai lengvas, bet man atrodo, kad būtent tai yra tikrai tikras tas kelias, vienintelis kelias į ryšį tiek su savimi, tiek su klientu, jeigu mes mokomės apie coachingą, ar ne, tiek apskritai į ryšį ir kontaktą su gyvenimu. Ir dėl to šita tema ir toks kaip kvietimas patirinėti tą autentiškumo patirtį mūsų gyvenime, mūsų patirtyje ir per būtent instituto perspektyvą, ar ne, nes kaip tas autentiškumas reiškiasi mūsų gyvenime. Ir kaip ir minėjau, tai nėra idealas ar kažkokia galutinė būsena, tai yra tiesiog procesas, kintantis, nuolat gyvas, kaip gyvas organizmas, ar ne, jautrus kontekstui įvairiausiam. Ir jis kyla būtent iš kontakto su savimi, su kitu ir su aplinka. Tai iš tokio neteisingo elgesio, kaip aš turėčiau elgtis, kaip reikėtų elgtis pagal kažkokias normas, bet iš tam tikro tokio teisingo susitikimo, tokio tikro susitikimo su savimi. Ir kadangi tai nėra galutinė būsena, tai tas autentiškumo kelias, jis yra trunkantis visą gyvenimą. Mes ieškom tų savo dėlionės detalių, kas mūsų daro būtent autentiškais.
Ir čia toks kol kas retorinis klausimas jums, ar ne, bet o kada jūs paskutiniu metu jautėtės tikrai savimi ir kada, na, tikrai jautėtės, kad jūs esat jūs ir, na, išgyvena tą tokią akimirką, pilnatvės akimirką, kad tai, ką darot, yra, vat, taip, tai yra mano. Na, ir tą jaučiu visų kūnų, kaip sakant, iki kaulų smegenų, ar ne? Ir coachingas šiuo atveju šitam institute yra tokia erdvė autentiškumui augti. Tai yra įvairūs principai, kurie taikomi ir besimokant, ar ne, ir besimokant įvairių metodų, įrankių, bet ir kartu procesas tam tikras, kaip ir minėjau, ir tokia erdvė, kur coachingo pokalbis leidžia išgirsti save. Kartais mes nueinam į labai gilius klausimus, kartais mes nueinam į tokius kasdienius klausimus, bet jie visi yra svarbus. Ir tai yra ta erdvė, kurioje mes tos visus svarbius klausimus tyriame, ieškome, skleidžiame be jokių vertinimų, kur tiesiog leidžiam būti toje erdvėje. Ir autentiškumas coachingo procese reiškia buvimą su tuo, kas kyla čia ir dabar. Mes klausomės aktyviai ir ne, mokomės, kaip klausyti aktyviai, kaip reflektuoti, kaip būti tame santykyje su klientu, su savimi pačiu, būti procese. Ir kaip kažkas panašaus galite, tarkim, klausti, ar ne, tai kuo tai skiriasi nuo terapijos, tai tikrai skiriasi nuo terapijos, ar ne, nes mes negvildenam pamatinių ištakų, kodėl kilo vienos ar kitos problemos, bet mes ieškom, skatinam sąmoningumą, suvokimą, kad taip, yra toks klausimas, ar ne, bet ką aš noriu su juo daryti toliau, kokie mano gali būti tolesni žingsniai su tuo. Jeigu reikia, žinoma, yra rekomendacijos ar ne gilintis ir kitais aspektais tyrinėti tą klausimą, bet iš coachingo perspektyvos mes einam į tą ryšį, tą tokią vidinę tiesą per klausimus ar ne, ir per tikslą atrasti ir išgirsti save ir atrasti sprendimus. Tai toks be jokio spaudimo, be vertinimo ir be kažkokio smerkimo tokio, kad kodėl renkuosi vieną ar kitą scenarijų pasielgti, ar ne? Nes mes visi turim savo patirtis ir klausimus ir įžvalgas matom labai greitai, sprendinius, ar ne, bet mes ugdomės tą kantrybę, tokį kantrybės raumenį, o kaip išbūti su kito augimu, ar ne, va tuo I grow procesu. Ir kadangi aš esu kartu ir geštalto psichoterapeutė, tai nori, nenori, man tai labai sukrenta ir randu tokių paralelių tarp coachingo ir geštalto terapijos. Ir vakar kaip tik vakare, nežinau, kas dar turėjote progą, tarptautinės coachingo savaitės buvo Dorothy Simonovič, MCC lygio coachingo specialistė, Master Certified Coach. Ji būtent irgi yra geštalto coachingo specialistė ir yra parašiusi ne vieną knygą apie tai, ir vakar jį labai daug dalinosi apie tą autentiškumo tokį buvimą, apie tikrą tą ryšį, coachinginį ryšį, apie savistabą, apie būtent refleksinius klausimus, bet tokį priėmimo procesą. Na, vakar labai gražiai, taip filosofiškai daug kuo jį dalinosi ir tos mintis apie tokį leidimą savo būti netobulų, bet ir leidimą būti netobulų ir klientui. Leidimui būti netobulai šitai erdvei, kurioje mes susitinkam. Tai kai mes kalbam apie coachingo procesą, tai čia ir yra svarbus tie tokie aspektai kaip ryšys, tai yra tas kontaktas, atsakomybė, prisiėmimas tos atsakomybės už savo pasirinkimus, už savo tikslus, už savo sprendimus. Refleksiniai klausimai, atviri klausimai, įžvalgų integracija, tai reiškia asimiliavimas, supratimas, o kodėl būtent noriu aš tokio sprendimo, kodėl iš tikrųjų būtent tokį sprendimą renkuosi šiandien. Nes mes labai daug sprendimų priimam spontaniškai, na, tiesiog imu ir taip pasielgsiu. Bet turbūt didžiausia vertė yra tuomet, kai mes suprantam, o kodėl renkamės tokį sprendimą, o kodėl jis būtent mums svarbus šiandien dienai. Nes kai aš suprantu, kodėl renkuosi vieną ar kitą sprendimą, tai aš jį daug sąmoningiau ir pasirenku, daug sąmoningiau jį priimu. Ir tam vėlgi coachingo yra įvairios technikos, kurios skatina tą sąmoningumą, kurios leidžia tą problemos įžvalgą priimti iš, kaip sakau, 360 laipsnių kampu ir apžiūrėti iš visų pusių tą sprendinį. Ir suprasti, kad taip, tas sprendimas yra tikrai tas sprendimas, kurio aš tikrai noriu ir kuris ves mane toliau į priekį.
Tai ir būtent tas autentiškumo sąlyga yra būtent būti šalia, atliepti kas tikra ir netaisyti kliento šitam procese. Ir būtent, kad šitas visas rezultatas, kaučinginis procesas ir tas autentiškumo procesas, tai, atsiprašau, autentiškumo kilimas būtent ir atsiranda iš to proceso, kai kaučas yra čia ir dabar ir nepertraukia tai, kas vyksta tame procese, klausosi, užduoda klausimus, reflektuoja, perfrazuoja ir panašiai. Ir tada gila klausimas, ar ne, o tai kas trukdo būti autentišku kaučingo procese? Ir vėlgi tai, kas trukdo būti autentišku ne tik pačiam kaučui, kaučingo procese, bet ir klientui, kas vyksta tame procese. Tai ir iš tikrųjų, kaip ir jau minėjau, kad autentiškumas tai nėra tam tikro to tikrumo kažkoks demonstravimas, tikrumo tokio kabutėse, kad taip yra teisinga, o taip yra neteisinga. Bet trukdo tam tikri dalykai, kad, tarkim, kažkas taikosi prie tam tikrų lūkesčių. Tarkim, pavyzdžiui, visada norėjau būti naudinga, bet jaučiu, kad to negaliu. Kaip pavyzdys kažkoks yra lūkestis, ar ne? Arba turiu būti kažkam naudingas. Bet tada kyla klausimas, ar ne, o iš tikrųjų, ko aš noriu? Aš noriu būti naudingas pagal kažkieno scenarijų, ar ne? Bet o ko aš noriu pats žmogus, ar ne? Kas man iš tikrųjų pačiam yra svarbu? Ir dažniausiai kaučingo procese tai mes pamatome per neaiškius tikslus arba tikslus, kaip mokydamėsi atskleidžiam, kad pasirodo žmogus atėjęs su vienu tikslu, po to tikslu slepiasi dar krūva kitų tokių potikslių, ar ne, kurie yra būtent tie giluminiai. Tai būtent tie pirminiai tikslai, jie tokie yra, kaip aš sakau, plokšti, horizontalūs ir jie yra tokie labiau atitinkantis kažkieno lūkesčius, bet ne paties žmogaus augimo procesą. Tai mes ir einam gilyn, ar ne, ir ieškom tų lūkesčius, tyriam tą teritoriją ir tyrinėjom ir ieškom, kas ten slepiasi. Ir dažniausiai slepiasi įvairūs įsitikinimai. Ir, na, vėlgi, pavyzdžiui, turim tokį ir įsitikinimą, ar ne, kad, tarkim, pavyzdžiui, kaučas turi būti visada pozityvus, ar ne, arba sėkmingas, arba kad sėkmė tai yra sėkminga karjera, ar ne, įvairūs tokie įsitikinimai. Ir vėl šitam procese mes tyrinėjam, tai o ar tai yra tavo tiesa, ar tai yra perimta iš kažkur kitur šita tiesa, ne? Ir kaip tada tą tiesą transformuoti, na, kaip tą įsitikinimą iš tikrųjų perimta kitų, priimta tą tiesą kažkokia kaip vertybė kito žmogaus, nes natūralu mes augam apsupti artimų žmonių ir mes jų tiesas perimam kartais kaip savo, bet autentiškumo kelias ir yra toks atrasti ir atsifiltruoti, nusijimti nuo savęs, kas yra ne mano, kas yra ne mano suvokimo teritorijų, žemėlapyje, ar ne, bet kas yra kito ir kas tada yra mano, toks atsiskyrimas savotiškai, ar ne, ir tai yra vėlgi įvairūs įrankiai ir procesai tame. Baimė būti matomu, tai yra, kad aš bijau, jeigu aš būsiu tikra, jeigu aš būsiu savimi, tai mane atstums. Ir turbūt viena, atstumumo baimė apskritai yra viena iš tokių bazinių ir didžiausių baimių žmogui. Tai būtent kaučingo procese mes ir kuriam tokią saugią erdvę tyrinėjimui, be spaudimo, be tokio vertinimo, be tokio buvimo prievarta kažkuria prasme, kad tu privalai būti kažkoks teisingas. Ir kaip tik, o jeigu tu būtum savimi, būtum tikras, kaip tada būtų iš tikrųjų su tavimi, ar ne? Vaidmenys ir įvaizdžiai, kad turiu būti, pavyzdžiui, profesionalus ir neturiu teisės dvejoti. Arba turiu būti kaip iš vadovėlių elgtis, ar ne, ir negaliu svarstyti, suklysti, padaryti klaidų, ar ne? Tai vėlgi kaučingo procese mes galim ieškoti ir tyrinėti, o kas slepiasi už to vaidmens, o kaip aš norėčiau pasirodyti iš tikrųjų, bet negaliu, kokie yra mano tikrieji tie lūkesčiai, ar ne? Ir įvairios emocinės dalys, kurios kartais irgi vyksta, kurios būna užšaldytos kažkuria prasme, nes dažnai kaučingo procese susitinka dvi kalbančios galvos, du kalbantys žmonės, ar ne, ir racionalizuojantis įvairius dalykus, tai mes ir klausiam, o kaip dar gali pajusti, o kur kūne slepiasi vieni ar kiti aspektai. Ir baimė, pyktis, aistra galbūt tam tikriem dalykam, ar klientas leidžia savo pajusti, ar mes kaip kaučai leidžiam savo tą pajusti, ar ne, ir įvairios refleksijos, metaforos,
metafora kaip įrankis coachingo procese irgi yra būdai, kaip mes atskleidžiam įvairius tuos aspektus ir tyrinėjam. Ir taip pati ta coachingo specialisto laikysena. Tai yra, kad aš turiu tarsi padėti klientui būti teisingu arba padėti klientui atrasti kažkokį teisingą kelią, bet ne visai tai yra tokia ta tikroji, autentiška laikysena, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra sukurti erdvę, palaikyti kliento balsą, kad pats klientas save išgirstų. Palaikyti tą erdvę, kurioje klientas suprastų, kas jis toks yra. Na, o kas trukdo būti, ar ne, autentišku, arba kas trukdo būti autentišku tiek klientui, tiek coachingo specialistui autentišku tam procese. Tai, kaip ir minėjau, yra tokia dalis kaip ir vidinis kritikas, kur save kritikuojame, ar ne, ir kad neturiu teisės kažkaip galvoti vienaip ar kitaip, turėčiau būti geresnis specialistas, arba turėčiau užduoti geresnius klausimus, arba turėčiau atsakyti teisingiau į tuos klausimus, kuris užduoda man coachingo specialistas, lūkesčiai, ką kiti pagalvos, na ir žinoma, perfekcionizmas kaip toks, kad tiek klientas, tiek coachas bando būti teisingai užduoti klausimus ir teisingai atsakyti, ar ne, ir toks tarsi savo balso nebuvimas. Ir būtent iGrow institute labai skatinu ir labai siekiu, kad kiekvienas coachingo besimokantis specialistas būtent ir atrastų savo stilių, savo būdą, savo tą autentišką priėjimą prie coachingo pasaulio. Ir kaip coachingo procesas apskritai padeda atpažinti tas situacijas ir tas autentiškas pozicijas, tai iš esmės ir kaip augina tą autentiškumą coachingo procese tiek coachas pats savo ir tiek klientui. Tai kaip ir minėjau, pirmiausia, kurdamas tą saugią erdvę be vertinimo, užduodamas, pavyzdžiui, klausimą, jei leistum savo pasakyti tai garsiai, be taisymo įvertinimo, kaip tai skambėtų. Ir tokios savirefleksijos klausimai labai naudingi yra ir pačiam coachingo specialistui, kad o kaip aš norėčiau iš tikrųjų būti tame procese, jeigu aš negalvočiau apie tą teisingą scenarijų, ar ne, kaip aš norėčiau užduoti tą klausimą, kaip aš norėčiau paklausti, ar ne, kaip aš norėčiau klausyti savo intuicijos, ar ne, ir būdama procese kartu su klientu užduoti tos klausimus. Būti veidrodžiu ir išlaikyti pauzes. Ką rinktumėsi dabar, jeigu nereikėtų įtikti niekam kitam, ar ne? Kuri pasirinkimų dalis yra būtent tavo, kuri yra kitų žmonių. Klausimai, kurie padeda išgirsti klientui save, ir tų klausimų, kurie padeda išgirsti, yra daug, ar ne? Tai yra ir klausimai apie kūno ir jausmų lygmenį, patyrimą, apie sustojimo klausimai, autentiškumo ir pasirinkimo klausimai, įvairūs, ar ne? Ką girdi tarp eilučių, kai tai sau garsiai pasakai, ką darytum, jeigu nebūtų teisingo sprendimo. Ir panašus klausimai, kuriais mes tyrinėjam tą situaciją ir tyrinėjam procesą. Na ir aišku, yra tas fokusas, ar ne, į tą čia ir dabar. Vėlgi, coachingo sesijose mes sugrįžtame čia ir dabar, tai ką aš dabar jaučiu. Ar ne, ir šio pokalbio metu, ne kas buvo praeity, ne kas bus ateity, bet šiandien, ar ne, kur aš jaučiuosi tvirčiausiai, ko aš noriu savo gyvenime, kas man yra iš tikrųjų svarbu, ir apie ką aš noriu kalbėti, ir ką noriu tyrinėti, jeigu negalėčiau rinktis, ar ne, ir nepriimti kažkokio dabar unikalaus ir tokio tikro kažkokio tai sprendimo, kas, nieks nežino, kas tas yra tikras, ar ne, ir viskas yra tikra, kas yra tikra mums patiem. Ir man besiruošiant šitam pranešimui tokia viena mintis gimė, kad augti tai reiškia grįžti į save, ir grįžti į save tai reiškia augti. Gal tokia ir banali ta mintis tokia, bet iš esmės man pačiai ir supratime apie autentiškumą, apie tą augimą ir tokį leidimą savo būti savimi tikru, koks esu, nepadailintas, nepagražintas, ne kažkoks toks sumodeliuotas tam tikrą prasme. Tai leidžia ir sugrįžti į save, ir kartu sugrįžus į save atrasti būdo, kaip aš dar galiu augti. Tokia geštalto terapija, tai yra vadinama paradoksalaus pokyčio teorija,
kai aš priimu toks, koks esu, kai aš priimu save su visais niuansais, šešėliais, pliusais ir minusais, tai aš iš tikrųjų tuomet galiu augti ir tuomet galiu būti būtent tas autentiškas. Tai būtent čia tai yra tas teiginys toks apie augimą, grįžti į save ir grįžti į save, tai augti yra tarsi man toks apibendrinimas yra Grow institute tame procese, kas vyksta. Tai yra toks esminis teiginys iš coachingo ir mokymų perspektyvos ir kuri rezonuoja su coachingo specialistų darbu ir kartu kliento augimu. Ir autentiškumas jis padeda suprasti, ko iš tikrųjų nori, atskirti tą savo autentišką balsą nuo kitų balsų, kurti savo tvarius ilgalaikius sprendimus ir suprasti, kas man yra svarbu, ne dėl kitų žmonių, ne kitų integruoti sprendimai, ar ne? Ir kaip tai pasireiškia tada kliento augime arba kaip tai pasireiškia to paties coacho augime, tai kad atsiranda ir savarankiški sprendimai ir atrandamas savo balsas, o ne kažkoks normos balsas, standartinis. Tai veikiama yra iš būtent prasmės tikslo, ne iš kažkokio pasirinkto vaidmens, Aistės kaip coacho vaidmens, ar ne, ar Aistės, kuri moko, arba kuri dalinasi savo žiniomis, ar ne, vaidmens, iš kur. Tada natūralu, kad yra daugiau energijos, daugiau yra aiškumo ir daugiau tokio pasitikėjimo procesu, kur auginam ir tą savo savivertę. Ir kartu tie patys sprendimai, jie yra tokie tikresni, lengvesni ir kaip tik prieš tai savaitgalį turėjau būtent tą Grow modulį ir dalyvės kaip tik ir dalinosi, kaip gera, kad kartais yra tas coachingo procesas gali būti apie sunkes temas, bet toks lengvas, paprastas ir toks labai aiškus ir toks labai duodantis daug įvairių tokių įžvalgų ir leidžiantis augti. Tai tiesiog mano supratimu tas coachingo procesas jis yra kaip ne tik kad technika, bet ir kartu buvimas. Ir kaip čia padeda coachingo procesas, kaip padeda apskritai coachingo specialistas, tai kaip ir minėjau, mes atpažįstam įvairius išorinius įsitikinimus, kuriam saugią erdvę, tyrinėjam tapatybę, tyrinėjam gylį kliento tam tikrą. Ne? Ir coachinge augimas nėra tobulėjimo ar prisitaikymo kelias, tai yra toks atsigręžimo į save kelias ir augimas. Ir coachingo procese mes neieškom, netobulinam ar nebandom sukurti kažkokių naujų savybių, bet būtent coachingo tikslas yra atskleisti tą kliento potencialą, arba kitaip tariant, atskleisti, kas jau yra kliente, ką jau klientas turi savyje, kas yra užgožta, kaip ir minėjau, įvairiais įsitikinimais, baimėmis, lūkesčiais, įvairiais susikurtais introjektais šitoje vietoje. Ir nes kartais dažnai būna toks, aš darau visada taip, kaip reikia, bet nežinau, ar to noriu. Arba aš darau visada taip, kaip dariau, bet man taip nebetinka. Ir aš noriu kažkaip kitaip, o kaip tas kitaip, tarsi ir nebežinau, ar ne? Tai vėl toks retorinis klausimas ir jum, o kada, tiesiog kada paskutinį kartą pajutot, kad jūs esat jūs ar ne, ir ką jums patiems ar pačioms reiškia grįžti į save. Tai eidama link apibendrinimo ir to tokio patikslinimo, ar ne, kas tas yra autentiškumas, tai yra fenomenas, kuris, aišku, atsiranda būtent per kontaktą, per santykį, kai tiek klientas, tiek coachas leidžia savo būti tokiu, koks yra čia ir dabar procese. Ir tas buvimas yra palaikomas, nekritikuojamas, nevertinamas. Ir taip pat dar labai svarbu yra tas vadinamas ir pseudo autentiškumas, kad aš pasirenku kažkokį kelią, pasirenku kažkokį tam tikrą scenarijų ir jį labai demonstratyviai rodau. Tai vėl yra labai svarbu, atskirti tą autentišką tikrą buvimą nuo to pasirinkto pseudo autentiško vaidmens. Ir šitoje vietoje kartais mes irgi galim sakyti, o žmogus yra labai autentiškas, bet tame jo autentiškume jausti kažkokį tam tikrą esantį netikrumo jausmą, ar ne? Kažkas ten netikra, tarsi autentiška, bet netikra. Tai čia mes kalbam apie tą tokį autentiškumo tyrinėjimą ir išieškojimą to, kas yra tikra, kas tas yra kongruentiška, tai yra dera su tuo, ką aš sakau, kaip aš galvoju, kaip aš gyvenu, kuo tikiu. Žodžiu, visas mano veiksmas, buvimas, mąstymas dera su tuo, ką aš ir demonstruoju ir skleidžiu išoriai.
Aš kalbu labiau apie tą tokį derantį autentiškumą, integruotą autentiškumą. Ir kodėl autentiškumas yra kartu susijęs su geresnė ir emocinė sveikata, aišku, vėlgi, kadangi esu ir tyrėja, ir mokslininkė, tai teko pasigilinti ir iš mokslinės perspektyvos, bet žmonės yra mokslininkai, kurie atlikę yra tyrimus, neminėsiu pavardžių, nes vis tiek ne visada jos būna kam nors įdomios, bet įdomus būna rezultatai, kad žmonės, kurie iš esmės veikia autentiškai, jie jaučia aukštesnę tą savivertę, jie labiau gali susidoroti arba susitvarkyti su įvairiais kilusiais vidiniais konfliktais ir rečiau patiria tą vidinį nerimą tokį. Tai yra lengviau priima sprendimus pagal savo vertybės, girdis tas savo vertybės ir aišku, daug yra atsparesni kylančiam tiek išoriniam, tiek vidiniam stresui. Dar randa būdų, kaip su visu tuo susitvarkyti, nes vėlgi autentiškumas per coachingą yra tas sąmoningumo skatinimas, tai tada toks įgyjamas suvokimas, kad taip yra problema, bet aš turiu resursų vidinių tiek išorinių spręsti tą problemą. Aš prisiimu atsakomybę ir einu to sprendimo link. Ir jeigu aš nežinau, kaip spręsti, aš galiu teirautis, galiu klausti, galiu pasitelkti išorinius kažkokius resursus, ar ne? Tai autentiškumas iš esmės yra kartu kaip ir psichologinės gerovės veiksnių, tai yra savęs priėmimo, vidinės autonomijos reiškinys, toksai aš esu laisvas savo pasirinkimuose ir mano laisvė nėra ta, kuri varžo kitų laisvę, bet aš pasirenku tai, kas yra man geriausia mano sprendimuose. Ir aš galiu girdėti save be to triukšmo, galiu pasirinkti tikslus ir galiu būti vertingas toks, koks esu, su savo visomis tomis savybėmis, pažinodama save su pliusais ir minusais. Ir kaip ir minėjau, tas tinka ir coachingo specialistui, tiek ir jo klientui. Tai coachingo procese, tiesiog pats coachingas kuria tą vidinį ryšį, tą santykį, kuris išlaisvina. Ir būtent tai yra ne tik, kad įvairūs klinikiniai stebėjimai skleidžia tą naudą, bet ir iš esmės pagrindžia klientų patirtis coachingo procese, kaip jie jaučiasi ir ką tai duoda. Tai coachingas iš esmės padeda kurti tą vidinį ryšį, kuris išlaisvina. Ir kaip pasikeičia žmogus, kai grįžta į save, tai iš esmės, kaip ir minėjau, iš tikrųjų žmogus žino, ko jis nori, kas jam yra svarbu, tai kas yra tikra, tai ką gali pasirinkti savo būtent laikysenos, balso prasme, mąstymo prasme, tas pokytis įvyksta. Ir tas coacho proceso dalis yra būtent sukurti tą erdvę ir palaikyti tą tokią atrastą kliento savęs versiją. Tai yra kažkuria prasme tarsi pasitelkti metakompetencijas ar ne, moment tokį žvilgsnį iš aukščiau ir pasižiūrėti, tai kas aš galiu būti, tas geresnė savęs ta versija, bet ta versija nesukurta, ar ne, bet geresnė savęs versija atrasta iš vidaus. Ne? Ir kas padeda tą daryti? Tai padeda tą daryti ir savęs pažinimas. Ir čia vėlgi šitie modeliai jie yra išskirti Kernis ir Goldman. Jie išskiria būtent tas 4 pagrindinės vidinės būsenas, kurios ir atliepia ir coachingo darbą, coachingo proceso darbą. Ir kartu, kurie atskleidžia coachingo tikslą bei mokymų prasme. Tai savęs pažinimą, tai yra gebėjimas susitikti su savimi, reflektuoti ir susitikti su savo vidinė tiesa, kuri dažnai būna labai labai nepatogi, bet priimti ją, ar ne, sąžiningai savo, be vertinimo, be melavimo savo, nors tai gali būti ir ne visai malonu. Tai yra būti nuosekliai pagal savo elgseną, ką ir minėjau, tai būti kongruentišku ir veikti taip, kuo aš tikiu. Ar ne, ir būti atviru tame santykyje, būti išreiškiančiu tą savo balsą. Ir pasidalinau daug įvairiom įžvalgom ir noriu šiek tiek būtent irgi prieiti prie tokio akimirkos stabtelėjimo, ar ne? Ir vėl sugrįžti prie to, o ką jūs jaučiate šiuo metu savo kūne. Jeigu būtumėte autentiški ar autentiškos, ar ne, jeigu ieškotumėte savo autentiškumo,
kuri vieta kūne skleidžia labiau įtampą arba labiau šilumą, ar ne, kur labiau tą jaučiat savyje, ar ne? Jeigu tai būtų autentiškumas, ar ne, kurioje kūno vietoje tai būtų. Ir jeigu pavyksta pajausti, aš suprantu, vėlgi čia toks yra formatas ar ne greitas ir trumpas, bet jei pavyksta pajausti, užčiuopti bent kažkokį tokį fragmentą kūno pojūčio, pėdose, sėdmenyse ar ne kojose, kojų raumenyse, rankoje, galbūt krūtinėje ar ne pilve, žanduose, gal žandai kaista arba ausis ar ne. Tai kokį nedidelį vieną žingsnį galėtumėte autentiškumo link žengti šią savaitę. Nes vėlgi coachingas jis veda prie sprendimų, ne, kaip mes žinom. Tai kokį eksperimentą galėčiau daryti savo, pavyzdžiui, gal leisti savo daugiau tylos, pavyzdžiui, kasdien. Ne, bent šiandien, pavyzdžiui, 1 minutę daugiau tylos. Gal leisti paeksperimentuoti kažkokį veiksmą. Gal leisti savo akimirkai paeksperimentuoti ir pasakyti, aš nežinau atsakymų iš to klausimą. Na, ir pasižiūrėti, kaip jūs jaučiatės. Ir galbūt, na, pasižiūrėti kažkokį tą jausmą, pojūtį, intenciją, žodį. Ir kai pavyksta užčiuopti, jei pavyksta užčiuopti, ar ne, tai arba tiesiog užsirašykite šitą žodį savo, kuris įkūnija jūsų santykių su autentiškumu. Arba tokį kaip, įsivaizduokit kaip mažą akmenėlį su tuo žodžiu, ar ne, su tuo veiksmu, su tuo procesu, įsidėta į savo kišenę. Ar ne, kuris galėtų jums priminti, kad autentiškumas nėra kažkas, ko siekiame, bet jis yra mumyse. Ir kad tiesiog reikia akimirkos leisti susitikti su savim. Ir tam reikia pauzės, žinoma, ne? Ir užbaigdama noriu paminėti dar tokį dalyką, kad kalbėjau apie autentiškumą ir savo pačios autentiškumo paieškas. Ir įdomiausia man buvo tai, kad aš autentiškumą atradau tuomet, kai jį praradau. Kai praradau save. Ir būtent tai buvo mano tokia pamoka. Ir ta pamoka gyva santykyje, gyvena procese. Ir tai yra ne rezultatas, kaip ir minėjau, bet būtent tai yra kelias sugrįžti į gyvą santykį su savimi. Ir užbaigdama noriu padėkoti, kad buvot prisijungę, kad esat čia, kad tyrinėjat savimi savo autentišką santykį. Ir kad tikit, jog galbūt autentiškumą mes galim tyrinėti. Ir kad autentiškumas prasideda būtent nuo santykio su savimi. Tai dabar sustabdysiu šiek tiek ar skaidrių pasidalinimą, nes matau, kad yra pokalbių langeliai ir klausimų, bet norėčiau, kad ir pasidalintumėt įžvalgomis ir mintimis, kaip šią akimirką jaučiatės, kaip šią akimirką yra jūsų įžvalgos, būtent su jumis, su kūnu, su autentiškumu, su savimi. Ir tada sugrįšiu prie praktinių klausimų, kuriuos matau. Aš norėčiau pasisakyti trumpam. Taip, nes... Tai ačiū, Aiste, labai ir jautrus buvo, ir labai ir teorinis, fainas labai pranešimas. Aš šiek tiek su autentiškumu susipainiojau vėl, nes vakar klausiausi būtent Rimo Petrausko pranešimo apie žmogų rolę ir autentiškumas buvo pabrėžiamas kaip jeigu prisirišu labai stipriai prie savęs, tai lėčiau augu ir keičiuosi. Bet viską puikiai papildė jūsų mintis apie derantį ir integruotą autentiškumą, kad jis turėtų būti subalansuotas ir natūralus, o ne per jėgą einantis kartu su ar kaip kaučo
pozicija ar kitomis rolėmis gyvenime, kurias mes prisiemame. Ir man taip fainai atsakė į tą klausimą, kurį aš vakar įsinešiau kaip visiškai man neaišku. O šiandien, jūsų ta mintis apie derant ir integruotą, man taip fainai suderėjo, kad aš labai dėkinga. Aš kažkaip tai išsiaiškinau bent jau šiandien savyje tą klausimą. Tai ačiū Jums labai. Ačiū, Nes, ačiū. Jo, tai aš apie tą kongruentiškumą, turbūt čia mano toks vienintelis mėgstamas tarptautinis žodis, nes šiaip labai nemėgstu įvairių tokių grėmėsdiškų žodžių, bet jo, apie tą tokį derimą ir ką minėjai apie tą apsimestinį, tai ir turėjau minti apie tą pseudo autentiškumą, ar ne, kur aš bandau prisimesti tą rolę, nes vėlgi kartais įpareigoja įvairūs titulai, tos pačios akreditacijos, patys įvairūs dalykai, jie labai įpareigoja, tarsi užsidėti antpečius ir dabar aš turiu būti teisingas coachingo specialistas. Ir va čia toksai, kaip išlaviruoti tarp to teisingumo ir tarp to tokio, kad aš esu Aistė ir kaip man būti savimi. Turim tos antpečius, bet neprisirišant prie jų. Ačiū, Nes, super. Taip, dar skaitau, kas yra, kai klientas nesijaučia saugus savo viduje dėl ateities ir dirba su tuo, ar jam pavyks judėti autentiškumo keliu coachingo procese, ar pirmiau dirbti tik sąmoningumo temos apie ateitį. Ačiū, Jūrate, už klausimą. Čia toks gana sudėtingas klausimas ir turbūt pirmiausia apie tą saugumą. Jo, čia turbūt vėlgi judėti į ateitį be saugumo neįmanoma turbūt ir turbūt svarbiausia yra pasidėti to saugumo pagrindus. Kas man yra saugu, kas man sudaro tą saugumą, kokio aš saugumo noriu, kaip aš jį apskritai suprantu, nes mūsų žodyne saugumas visų, kad ir čia prisijungusių žodyne, tas saugumas yra labai skirtingą reikšmę turintis, turbūt ar ne, ir turbūt svarbu yra suprasti, ką ir pati paminėjot antrų klausimų, ar ne, apie saugumą. O tada jau žiūrėti, kaip aš tame savo suvokime apie saugumą ir kiek tas mano suvokimas apie saugumą yra mano suvokimas, o ne kažkieno vėl primestas ir ne, judėti galiu toliau į priekį. Taip, Marijanas dėkoja, sveiki Marijanai, malonu matyti, kad prisijungėt. Būk savimi, priimk savo jausmus, taip, ačiū Jūrate. Taip, padėkos. Taip, Ieva rašo, atėjau su vidiniu uraganu, išeinu su įsižeminiu ir nurimusi. O, kaip fainai, ačiū, super. Ir toks yra praktinis, turbūt Kamilė ir tau klausimas, kaip naudinga būtų trumpai išgirsti, ką reiškia pirmo lygio ICF diplomas ir kas bus toliau. Taip, tai galiu atsakyti šitą klausimą. Tai ICF pirmo lygio diplomas tai yra iš esmės coacherio kelio pradžia. Pirmo lygio diplomas, jisai reiškia, kad mes esam susipažinę su pagrindinėmis ICF kompetencijomis, gebam jas taikyti ir praktikoje, žinom, kas yra etiškas coachas, apskritai, kas tai yra coachingas, ne? Tai yra bazinis coacherio lygis, be jo, kaip sakyt, nėra kelio išvis. Ir tai yra kelias į akredituotą coacherį, tai yra ACC lygį. Tai jeigu mes norime toliau tapti akredituotais coacheriais, tai yra turėti ACC, tai yra Accredited Certified Coach ženkliuką, tai mes turime iš pradžių turėti Level 1 diplomą ir jau vėliau turėti praktikos valandų ir laikyti mentorystės valandų ir laikyti ICF testą. Ir tuomet mes tampam akredituotų coacherių. Tai trumpai sakant, tai Level 1 yra kelionės pradžia. Ir jeigu apskritai suvokimui kokia ta kelionė, tai tikrai yra tiek ICF lietuviškas puslapis, tiek ICF.org angliškas puslapis, kur yra visi sudėti visos akreditacijos, kas po ko, kiek valandų ir apskritai tas coachingo plotis, ne? Nes aš visada mėgstu sakyti, kad coachingas ir jo gylis yra beribis, nes tai yra kaip ir bakalauras, magistras ir doktorantūra, kad bakalauras yra ACC lygis, magistras yra PCC lygis, o doktorantūra tai yra tas Master Certified Coach. Tai Lietuvoje jau dabar bijau pameluoti, ar 2 ar 3 tik tai turime MCC lygio coacherius. Tai kelias yra ilgas ir turbūt pradžioj reikia suprasti, ar jisai yra mano
Ir Level 1 tikrai padeda tai suprasti. Taip, ačiū Kamilė. Ačiū labai. Iš tikrųjų, dėl to ir vadinasi programa Coaching Backgrounds, ar ne, coachingo pagrindai. Toks įbrendam į jūrą, įbrendam, braidom, o paskui duodam kelią tolesnę kryptį, kaip toliau augti, nes iš tikrųjų, coachingo profesija pati iš savęs tiesiog, kaip ir teisingai pastebėjai, yra begalinė, nes tokia viso gyvenimo augimo profesija, bet tai nereiškia, kad vėlgi, žmogus turi savo užsiduotą kelią. Čia vėlgi nuo mūsų kompetencijų gilinimo, ar ne, nuo mūsų profesinio tokio profesionalumo, to tokio auginimo, pasirinkimo irgi klausimas yra. Ir tada dar yra Jūratės dar vienas klausimas, kaip autentiškumas mylimoje veikloje įtakoja, kaip mus mato ir pasirenka klientai. Ar pritraukiame panašius į save, ar tai, ką dar turime patys išspręsti savo viduje. Paprastai, Jūrate, coachingo procese ir coachingo santykė su klientais, tai prisitraukiam tokius klientus panašius į save su panašiais klausimais, kurių neišsprendėm. Būna toks dalykas, ar ne? Būna toks procesas. Ir tas autentiškumas vėlgi kažkam gali lipti, kažkam gali nelipti. Ir turbūt čia yra klausimas apie tai, kaip mes norim augti, tarkim, pavyzdžiui, ar mes specialiai save norim įmesti tokį diskomfortą savotiškai ir eiti pas priešingą mums asmenybę ir pasitikrinti, kur mes čia dar galim augti. Ar kaip tik eiti pas žmogų, kuris yra toks pat kaip mes, ar ne, ir tada tyrinėti augimo galimybės. Čia nėra, negaliu atsakyti vienu atsakymu ir vienu sprendimu. Klientai turbūt intuityviai jaučia, dėl to coachingo procese yra ta svarbi chemija, ar ne tas pirmas susitikimas, kur klientas susitinka su coachu ir pasitikrina taip nemačiom, bet per intuiciją limpa ar man nelimpa tas žmogus, nori su juo tęsti pokalbį ar ne, saugu man čia ar nesaugu, konfidencialu ar nekonfidencialu ir koks yra apskritai stilius to coachingo specialisto, nes tarkim, jeigu aš žinau, kad mano toks yra toks švelnus, palaikymas, minkštas, toks auginantis, vedantis į priekį stilius ar ne, tai aš žinau, kad pas mane žmonės, kurie galbūt nori tokio griežtesnio, direktyvesnio stiliaus ir neis ir turbūt nesirenks, ar ne? Tai turbūt čia yra tokių įvairių tokių pasirinkimo kriterijų ir coacho kelias yra spręsti įvairius savo asmeninius klausimus tuo pačiu, kad susitikus su klientu, kuris yra susidūręs su panašiom problemom ir klausimais, išliktų ta ašim, neįkristų į savo problemos sprendimą, bet būtų būtent su kliento klausimu, su kliento problema, o jeigu tai kažkiek surezonavo, tada turėtų ir galėtų eiti supervizijas, spręsti tos klausimus. Tai čia tokie jau techniniai, strateginiai, ar ne, klausimai, kaip pačiam coachui dirbti ir padėti savo susitvarkyti su vairiais klausimais. Taip, ar dar būtų kokių klausimų ar gyvo žodžio, nes einam link pabaigos po truputėlį. Ir daug čia padėkų yra. Ačiū labai už tas padėkas ir už gražų žodį. Tai jeigu daugiau jokių klausimų ir minčių nėra, tai labai ačiū visiems ir visoms prisijungusioms ir prisijungusiems ir linkiu gražių susitikimų toliau coachingo savaitės renginiuose. Kaip ir Inesa paminėjo, kiekvienas iš jų yra kaip puzlės detalė, kuri gali apsijungti kartais, klausant vieną paskui kitą pranešimus. Ne? Tai gražios dienos, gražių pranešimų ir tikiuosi, galbūt susitiksim iGrow instituto mokymuose. Galbūt. Tai iki visiems laimingai. Iki. Visą gražios dienos. Ačiū labai. Visiems. Taip, aš stabdau įrašymą.